Sveiki, šiandieną norėtume Jums pristatyti Farmet Teryx sunkųjį noraginį skutiką, skirtą intensyviam dirvos purenimui, 4,5 metrų darbinio pločio, 9 tonų svorių. Priekyje matote sumontuotą smulkių sėklų bunkerį. Bunkeris yra slėginis, valdomas per ISOBUS terminalą su keičiamomis ritimis, tam, kad būtų galima išsėti skirtingas kultūras skirtingomis normomis. Taip pat matote priekyje sumontuotus atruminius ratukus, kurie padeda išlaikyti tikslų dirbimo gylį. Taip pat matote, skutikas turi dvigubą spiruoklinę apsaugą, sumontuota ant kiekvienos darbinės kojos. Spiruoklių jėga yra 550 kg. Kaip ir matote, apačioje sumontuotas kregždutes vadinamas, tam, kad būtų išpjaunamas visas darbinis paviršius. Taipogi matote, kad skutiko darbinis gylis yra 35 cm. Darbinis gylis reguliuojamas hidrauliškai, suverčiant reikiamų klipsų skaičių ir pasiekiamas darbinis gylis. Išlyginimo diskai taipogi reguliuojami hidrauliškai. Gale matote sunkų dvigubos V formos volą ir taip pat matome per visą skutiko konstrukciją atvestą išsėjimo kanalą su sumontuotomis išsėjimo lėkštutėmis gale prieš volą. Tai tiek trumpai apie šį noraginį skutiką. Taip pat norėtume Jums priminti, kad šiam skutikui ir visai kitai Farmet technikai suteikiama 3 metų garantija. Taigi, jeigu ir Jūs ieškote diskinio ar noraginio skutiko, mes jį galime Jums pasiūlyti šiam sezonui. Lauksime Jūsų skambučių.